Sveiki, sveiki. Sveikinasi Amais. Oi, ką čia norėjau pasakyti. Šiaip tai galvojau, nedarysiu šiandien epizodą. Netgi parašiau ten, kur tvarkaraštį dienotvarkę tą darau. Kiekvieną dieną paustinu. Parašiau, kad nebus šiandien epizodo, bet pagalvojau padarysiu. E, Šiandien pasikalbėjau su mama apie tą visą dalyką, kur rašiau, kur dariau šiortą. Ten, kad, dėl tėčiaus, kad man sunku su juo susitarti, susibendrauti. Tai, blemba, tai labai užknisa šiandien visą dieną. Tiesiog jutausi žiauriai nesmagiai. Ir va tame esmė, aš kaip ir padaręs esu, ten pasirašęs, va šičia esu knygeliai, kad, tiesiog daryti tai, kas man patinka šiandien nuo tos valandos iki tos valandos. Ir vietos, galima sakyti, nepadariau to, ko tai, kas man būtų patikę. Ir tad tiesiog, blemba. Tai toks dvigubas pančas, nes tu nei su tėvais susikalbėjau ar kažką panašaus bandžiau, nei kažkokį progresą padariau ir tuo pačiu dar dienotvarkės, kaip ir galima sakyti, nesilaikiau. Nors ir sekmadienis turėtų būti smagi diena. Kas tai yra? Kas čia jo paslėpta mintis? Ogi tiesiog, kad dabar jaučiuosi, kaip čia, skaudžiai arba, tiesiog nepasitikinti savim, bet labiau toksai pasimetęs, toks skaudus, netvirtas, bet iš tikrųjų, kame esmė, kad suprantu, kad bus kita diena, suprantu, kad dar šios dienos yra, kas čia žino, gal ateis netyčia tas galvojimas, galbūt ateis tas galvojimas, kad gana yra gana, kaip vienas didysis pasakęs, gana yra gana. Tai ja, tiesiog yra kitų dienų, bus kitų dienų, bus tiesiog kitom dienom gali būti geriau. Tiesiog, matot, aš net nebūčiau šiandien vidosą padaręs, bet man yra taip svarbu duoti bendruomeniai savo tokį message'ą, kad tokių dienų būna ir tai yra natūralu ir tai yra normalu. Tiesiog reikia paimti, pagalvoti, kad, ar aš čia dabar paimsiu ir save kaltinsiu, kad aš visą dieną taip nepadariau. Ne, aš dabar savęs nekaltinu, bet tiesiog suprantu, kad, tiesiog, ką jau čia padarysi, kažkada padarysiu vis tiek, nes, vienintelis dalykas, ko dabar laukčiau, tai būtų rock bottomo. Kada kažkas būtų antiek siaubingo, kad aš tiesiog lešiautinčiaus ant savo tėčio ir tiesiog viskas būtų visai kita kreivė, nueitų visas tas pokalbis ir panašiai. Kam to laukti? Kodėl nepaimti ir pasakyti to, ko nori, kuo greičiau dabar? Ir man, šitas dalykas, šitas klausimas buvo visą dieną sukosi ir aš kažkodėl to nepadariau. Ir aš galbūt dabar padarysiu, galbūt rytoj padarysiu. Ir tame esmė, galvoju dabar toks klausimas, norėčiau ir turėčiau. Norėčiau aš tai padaryti, tai kodėl nepadarius? Grinai, esu vidosą padaręs apie nenorėčiau ir neturėčiau, kad neturėtų būti mūsų žodyne tokie žodžiai. Ir ką? Dabar sakau, kodėl? Nes tiesiog tai būna, gyvenime tai būna. Ar tai yra blogai? Biškį piginu. Ar tai yra blogai? Tai tiesiog neprogresas į jūsų užsibrėžtus tikslus. Tiesiog, ir tiesiog į sveikatai turbūt net negerai, mąstysenai. Tiesiog viskas bus gerai. Paimsiu, kažkada susišnekėsiu, ar lauksiu to pačio žemiausio taško, kur viskas išeis į žiauriai blogą pusę ir reikės viską atstatyti. Ne.
Aš netoks žmogus. Aš, kol jis išvažiuos į reisą, aš jam tikrai pasakysiu. Tiesiog, kad, nu, kad myliu. Galima taip ramiai pasakyti. Yra daugiau tų dalykų, bet labiausiai didžiausias message'as mano bus, kad aš jį myliu. Ką jau čia. Jo. Vienu žodžiu, niekad tokio vidosas išėjo. Apie tai pagalvojau dar. Šiaip tai kitas dalykas, labai mažas toks nukrypimas. Tai, ką aš dabar dariau, pavyzdžiui, šorte, arba ką aš dabar darau, tai aš įsilieju save, jum ir mano kanalui ir mano šitam golui visam, tipo YouTube'ai augt. Ir suprantat, tai nelabai yra irgi sveika, nes aš su jumis kalbu, bet aš su tėčiu ir aš geriau jaučiuosi jau, bet aš su tėčiu dar nepakalbėjau. Matot, čia yra tokia irgi kaip ir ne iliuzija, bet toks, dalykas, kuris irgi egzistuoja, kad tu, gali nukrypti biški nuo ko tu nori. Į gerą pusę, bet vis tiek to nepadaryti iki galo. Tai vienu žodžiu irgi to saugokitės. Geriau negu nieko, mane. Jeigu būčiau dabar sėdėjęs dar keletą valandų, to aš tikrai nenoriu. Tai bent jau su jumis biškai pakalbėjau. Ja, kas čia, 7 minutės, ačiū už laiką. Varykit, ką žinau, ką norit daryti. Va, geras pasakymas. Varykit, ką norit daryti, kom norit tobulėkit. Jo, iki.